Ieškomas rusų kalbos vertėjas versti dvasinę literatūrą į lietuvių kalbą. Sapnas. Labas, pagaliau mes susitikome. Kodėl taip atsitiko? Kitaip ir būti negali. Kaip tu, kuri ką veiksi šiandieną, taip ir aš kuriu tave. Įdėjau į tave laiką ir energiją. Kodėl aš gimiau? Aš nenoriu gyventi su tokiais žmonėmis. Jie niekina, kenkia, kariauja, žudo viską aplink. Tuomet nežudyk, nekenk ir neniekink. Kodėl taip elgiesi? Elkis priešingai ir pats nustebsi, koks gražus gyvenimas. Dievišką scenarijų sukūriau tau ir kiekvienam individui. Bet jūs patys norite žaisti dievais. Atmetate mane. Demoniškos sąmonės žmonės myli žemiškus turtus. Todėl jūs čia. Kuo tu durnesnis, nesveikesnis, tuo demoniškiems žmonėms geriau. Šita dvikojų planeta idealiausiai atitinka tavo išsivystymo lygį. Tu esi savo vietoje. Nėra net menkiausios klaidos. Viskas tobula. Tu gali rinktis, kur panaudoti savo laiką ir energiją. Tu esi laisvas. Nepamiršk, už kiekvieną veiksmą prisiimi atsakomybę. Kaip šauksi, taip ir atsilieps. Mokinkis ir būsi mokintas. Parazituok ir būsi parazitas. Gėris, blogis tai viena kita palaikančios energijos, kaip vyras ir moteris. Vienas nuo kito priklausomi. Kada išmoksi elgtis su degtukais, galėsi žongliruoti jais. Pavyzdžiui, praktikuok jogą ir tu pamatysi žmones tokie, kokie jie yra
be kaukių, kiaurai kaukes, nors jie bus su kaukėmis. Jausi, kuris tau meluoja, kuris tavo vagis, kuris nekenčia tavęs ir taip toliau. Nors jis tau ir šypsosis, vaidins ir apsimetinės draugu. Tavo išmintis tai matys, bet vis tiek leisi demoniškam žmogui tai daryti, nes tu suprasi, kad jie daro gerą tau, blogą sau. Tas, kuris tave apgavo, jis tokiu elgesiu tau atidavė savo norų, savo gerasias savybes, o iš tavęs pasiėmė tavo blogasias. Tu dėka tų niekšelių tik stiprėsi, o jie silpnės. Jie patys savo noru tau atiduos viską, kas pas juos geriausia. Jie kvailiai, todėl kad siekia trumpalaikės naudos, regi pasaulį mlečkos akimis. Nepamiršk, šitame gyvenime tu ruošiesi kitam gyvenimui. Todėl dėkok niekšeliams ir mokinkis iš jų, kaip negalima gyventi. Saugotis vis tiek reikia. Būk budrus. Be pastangų vyksta degradacija. Gyva žuvis plaukia prieš srovę, tik mirusi pasroviui. Viskas yra ant tiek paprasta, kad paprasčiau nebūna. Darysi nusikaltimus, pakliūsi ten, kur pakliūna nusikaltėliai. Čia žemėje tam yra auklėjimo namai. Visatoje yra auklėjimo planetos. Už atitinkamą elgesį gimsi atitinkamoje planetoje, atitinkame kūne. Kodėl nenoriu dėti pastangų? Todėl, kad apsileidai. Kodėl apsileidau? Todėl, kad nenori. Kodėl nenoriu? Todėl, kad apsileidai. Ir todėl sukiesi rate. Visata
palauks, kada užsinorėsi keistis. Tik reikalas tame, kad tau reikės vis tiek išsrėbti visą šitą jovalą pačiam, kurį paliksi po savęs. Negalvok, kad palikęs kalnus šiukšlių ir problemų kitiems išvengsi atsakomybės. Tavęs laukia kitas gyvenimas. Ten ir vėl susitiksime. Įvykiai taip klostysis, kad bus proga keistis į gerą. Bet jeigu ir tai ignoruosi, nenoriu ir viskas. Juk taip gera naudotis kitu ir iš to gauti naudą. Tuomet gimsi dar problematiškesnėje planetoje, kol užsinorėsi savo noru keistis į gerą. Tik tais kam tau toks ilgas gimimų, mirčių ir kančių kelias, kada tu gali susitvarkyti viską esamame gyvenime ir gyventi laimėje, nekenkdamas sau ir kitiems. Pagalvok apie tai. Draugai žadina: kelkis, nebemiegok, šašlykai jau iškepė, einam valgyti. Oi ne, draugai, aš tikrai žinau, nebenoriu mėsos. Nebenoriu mėsos. Nebenoriu mėsos. Nebenoriu mėsos. Nebenoriu.